Sveiki, dabar parodysiu, kaip reikia instaliuoti Integrus Team programą. Paspaudžiame atsisiųsti failą. Failas atsisiunčia. Tada mes paspaudžiame, kad jį atidarytų. Ir po kažkurio tai laiko jums užsikrauna štai toks vaizdas. Ir tada spaudžiame Install. Ir laukiame, kol susinstaliuos visi mūsų failai. Taigi instaliacija yra baigta ir dabar jau mes galėsim pasileisti programėlę, paspaudžiam ir kaip tik pas mus ir atsidarė, kur mes galėsime suvesti jau mūsų paskyros duomenis. Aš tuoj tik tai pasiruošiu, tai bus mano paskyra yra. Ir įsivedam slaptažodį, jeigu norim matyti, ar teisingai įvedėm, galim pasižymėti. Aš dabar įvesiu, kad jo nesimatytų. Ir spaudžiam prisijungti. Taigi, grotuvas jau yra paleistas, mes matome, kad vaikų dieninė programa dar nėra aktyvuota, vaikų naktinė programa dar nėra aktyvuota, o jūsų tėvų bandomoji versija yra aktyvuota. Čia, kaip ir minėjau ankstesniuose videojuose, mes galim pasirinkti, kokius norime turėti ausinukus. Šiuo metu aš nesu prijungusi nieko, nes ruošiu instaliacinį video. Ir grįžus atgal mes galime paspausti play. Ir paspaudžiam. Ir šiuo metu pas mane groja per kolonėlės, taip kaip ir yra. Tai sustabdau, grįžtu atgal. Taigi tiek to instaliacijos ir tikrai manau, kad jums visiems tikrai pavyks.